Statybinė sistema Velox sukurta greitai gyvenamųjų bei pramoninių pastatų monolitiniai statybai, naudojant liktinius klojinius. Išoriniam klojiniui naudojama Velox plokštė apšiltinta polistirolo sluoksniu, kuris prie plokštės tvirtinamas cemento skiediniu. Polistirolas lieka konstrukcijos viduje tarp išorinės Velox plokštės ir betono. Polistirolo sluoksnio storis pasirenkamas priklausomai nuo normatyvinių šilumos izoliacijos reikalavimų. Tuštuminės perdangų konstrukcijos naudojamos kaip liktinis klojinys perdangos montavimui. Maksimalus atstumas tarp atramų gali būti iki 14 metrų. Išnagrinėkim plačiau pagrindinius statybos principus ir eiliškumą. Ant išpiltų pamatų pažymime būsimo pastato planą. Klojinio plokščių montavimas prasideda nuo vieno iš pastato kampų. Polistirolo plokščių sujungimo vietoje reikia nupjauti prijungiamos plokštės storiui. Ant išorinės klojinio plokštės montuojami vienpusiai ryšiai. Atstumas nuo kampo turi būti lygus sienos storiui plus 50 mm. Kiti intervalu 20 cm vienas nuo kito. Kampuose negalima panaudoti plokštės trumpesnės negu 1 metras. Plokštę apverčiame ir ryšiais padedame ant pažymėtos linijos. Ant laisvo vidinės plokštės galo, kuris susidaro dėl vidinės plokštės pasislinkimo lyginant su išorinė, uždedamas trūkstamas ryšis, plokštė apverčiama ir įstatoma į ryšius. Plokštės reikia montuoti, kad vidinių ir išorinių plokščių sujungimai nesutaptų. Vidinės ir išorinės klojinio plokštės viršuje sujungiamos dvipusiais ryšiais. Prie paruoštos kampinės dalies prijungiama vidinė plokštė su vienpusiais ryšiais. Patikrinus sienos vertikalumą, vidinės plokštės sujungiamos tarpusavyje vinimis 3 vietose skirtingais kampais. Po vidinių plokščių sujungimo montuojama išorinė plokštė. Toliau montuojamos plokštės pagal visą pastato perimetrą. Montuojant pirmą išorinių sienų eilę, montuojamos ir vidinės laikančios sienos. Vidinių sienų montavimas pradedamas nuo vienos pilnos ir vienos pusinės plokštės. Taip užtikrinamas siūlių prasikeitimas. Sienų sujungimų vietose plokštės sujungiamos vinimis. Sumontavus pirmąją plokščių eilę, angose formuojamas angokraštis iš tam skirtos plokštės, kuri montuojama tarp laikančios sienos plokščių ir sujungiama vinimis. Dėmesio! Sujungimo vietose plokštės būtina sutvirtinti vinimis, kad betonuojant neatsirastų plyšiai. Pagal projektą montuojama Velox sieninė armatūra. Po pirmojo žiedo sumontavimo betonuojama visų perimetrų. Betonas pilamas iki 400 mm aukščio ir sutankinamas. Antras ir kiti plokščių žiedai montuojami aukščiau nurodytų būdu, kad vertikalūs plokščių sujungimai prasikeistų daugiau kaip 250 mm. Kampai montuojami sukeičiant plokščių galus. Prieš betonavimą angose būtina sumontuoti atramas. Dėmesio! Angose angokraščių plokštės montuojamos 3 kraštinėse ir sujungiamos vinimis. Palangės vietoje klojinių plokštės sujungiamos vienpusiais ryšiais ir tuštuma paliekama atvira betonavimui. Toliau montuojama perdanga. Išorinės sienos ir perdangos sujungimo vietoje būtina sumontuoti išorinę klojinio plokštę iki kito aukšto grindų lygio, o vidinę plokštę iki perdangos lygio. Konstrukciją sujungti perdanginiais ryšiais. Perdangos įrengimui pagal projektą sustatomos atramos. Ant jų sudedamos lentos, kurios tvirtinamos prie vidinių sienų plokščių. Tuomet montuojamas Velox perdangos klojinys ir sutvirtinamas perimetru su vidinėmis sienų plokštėmis. Armatūrą montuojame vadovaujantis projektų armavimo ir perdangų planu. Sumontuoti sienų ir perdengimų klojiniai palaipsniui išpilami betonu. Po technologinės pertraukos galima montuoti kitą aukštą. Velox paprasta kaip Lego konstruktorius. Lengvos, tvirtos, tikslių matmenų Velox plokštės montuojamos rankiniu būdu, naudojant ryšius ir vinis. Bet kokios konstrukcijos, arkos, erkeriai, užapvalintos ir pasvirusios sienos, viskas pagal jūsų pageidavimą. Jokių architektūrinių apribojimų. Patys suplanavote namą, patys jį pastatėte. Naudojant Velox sistemą,
ir mažą patirtį turintis statybininkas, kruopščiai atlikęs darbą, pasieks puikų rezultatą. Nereikia lyginti sienų, grindų ar lubų. Nereikalingas papildomas šiltinimas ar garso izoliacija. Išorinės sienos tinkuojamos arba naudojamos kitos apdailinės medžiagos. Statyti iš Velox patikima ir paprasta.